Šiandien toliau tęsiasi Lietuvos futbolo federacijos taurės batalijos ir mes keliamės į Širvintų miesto stadioną. Vilniaus Vilties komanda žais būtent šiame stadione su Telšių Džiugo kolektyvu. Smūgis iš toli ir gražus įvartis. Tai dabar pelnomas įvartis 15 mačo minutė. Aikštės šeimininkai praleidžia įvartį ir kągi, rezultatas tampa 1-0. Džiugo komandos aukštaūgis Ošesiuvo savo paslaugas. Vienas iš Džiugo komandos žaidėjų nusprendžia kiek kitaip žaisti kamuolį. Ir dabar keliamas kamuolys, smūgis galva ir dar vienas įvartis. Kągi, 2-0. Rezultatas tampa 2-0. Lukas Ankudinovas, komandos kapitonas, 22 mačo minutę didina rezultatą. Pakelti galvą praškai nėra kada, reikia iš karto greitintis. O, čia jau subirėjo gynyba ir Juozas Lubas. Juozas Lubas 30 minutę pelno įvartį. Aišku, dabar jau bus tikrai sunku, nes Jankausko perdavimas į baudos aikštelę. Skersinis, įvarčio nėra ir ieško laisvų komandos draugų. Neblogas perdavimas. Ir čia Pajarskas. Ir vienas iš tokių pavojingesnių epizodų. Vilniečiai apsigina. Dar viena pavojinga ataka. Vėl Ribeiro su kamuoliu. Jos smūgis į vartus. Ir ketvirtasis įvartis. 58 mačo minutė. Rezultatas tampa 0-4. Nekelia. Dabar tai keliamas kamuolys šiek tiek įžaidus. O čia kokia pavojinga ataka ir pavojingas smūgis. Ir aukštesnio diviziono komanda įrodė savo persvarą. Ir A lygos ekipa. Štai čia 1-1 išėjimas ir galimybė pasinaudoja aikštės šeimininkai. Tomas Valukonis. 77 mačo minutė. Taigi nors nesausų rezultatų pralaimės pagrindinio rungtynių laiko pabaigos. Aišku, sunku čia prognozuoti. Kiek arbitras pridės, minučių nepridės. 11 metrų baudinys už taisyklių pažeidimą. Puikus smūgis, apgautas vartininkas ir priešingą vartų kampą skrieja kamuolys. 1-5. Baudos aikštelėje ir turbūt teisingiausias sprendimas kiek toliau siųsti kamuolį, bet šį kartą tai tas toliau nepavyksta. Ir čia vartininkas gelbėjo komandą, antrasis šansas ir niekas nespėja prie atšokusio kamuolio ir pirmasis spėja Domas Jankevičius. 40 numeriu pažymėti jo marškinėliai. Taigi dar vienas žaidėjas, kuris aiškiai neprideda, nes nėra tiesiog prasmės. Pernelyg viskas akivaizdu. Čia dar viena ataka. Dar vienas smūgis. Vartininkas koja gelbėja savo komandą. Tas arbitras skelbia rungtynių pabaigą. 6-1 tokiu rezultatu. Džiugas iškovoja pergalę.